Šiandieninė mano malda už kiekvieną sergantį žmogų, už kenčiantį, už benamius, už visus nelaimingus pasaulio žmones. Viešpatie, išlaisvink jų sielas iš kančios, parodink jiems kelią į sveikatą, gėrį, meilę. Ir tikiu, kad visas ligos bus jau išgydytos. Ir viskas, kas vyksta tik tai jų labui, kad jų sielos augtų, tobulėtų. Viešpatie, pripildyk jų sielas meilę, gėrio, grožio, stiprybę, kad keltųsi iš savo patalų, ligos patalų ir rastų kiekvieną dieną, dėl ko atsikelti. Nušviesk jiem protus, padėk gerame kelyje eiti, tobulėti ir maldauju, tegul išgirsta Viešpaties balsą. Ir tikiuosi, kad aš būsiu išgirsta ir kad jiems saulė šviestų kasdieną ir pačios didžiausios sveikatos kiekvienam pasaulio žmogui. Nes mūsų sveikata vis dėlto yra mūsų turtas, pats didžiausias turtas. Aš tikiu, Viešpatie, kad išklausai kiekvieną iš mūsų maldą, kuri veda gėrio link, kuri mums labai duoda ir kuri duoda tą prisijungimą prie Viešpatės. Aš visada būsiu su jumis, melskitės, prašykite Viešpačio ir duos viską, ko jums reikia. Bet tik tada, kada sklinda gėris iš jūsų, meilė. Sveikata yra mūsų sielos veidrodis, todėl Viešpatie, padėk mums visiems apsivalyti, būti švariems, pozityviomis mintimis. Štai taip mes eisime ir keisime pasaulį. Rodysime pavyzdį kitoms tautoms. Ir aš tikiu, Viešpatie, kad gėris, meilė, grožis išgydys pasaulį. Ir ateis stiprybė, nuolankumas Viešpačiui, gyvenimui, gausa, palaikymas viens kito, vienybė, draugystė, kūryba, atsidarys tuose žmonėse kūryba ir labai bus daug visokiausių kūrinių ir verslų, ir meno, ir visi auksarankiai jausis laisvai kurdami savo grožius, naudingus dalykus pasauliui. Mes moterys kursime grožį, gėrį, skleisime meilę. Ir ligų nebebus. Aš šventai tikiu vienybę, visišką vienybę žmonių ir jų išgijimų.
ačiū už tai viešpatie, aš jau viską praėjau, žmonėms jau to nebereikės praeiti. Tai žemė jau yra išgydyta. Su meile iš savo maldos namų.